Dar viena kelionės pradžia. Vyksta varžybos Palangoj, todėl pražvelgsim Palangą, kaip atrodo, kiek poilsiautojų ir dumsim link Liepojos. Nevaikiškas stovi. Apsiruošėm išeiti ir teko apsisukti. Eik tu savo, bet tai čia išvažiavom iš Klaipėdos, buvo gražus oras, o čia taip užniaukė, kad ne kažką, o ir žaibai. Jaučiu, kad mūsų pasivaikščiojimas bus atidėtas vėlesniam laikui. O važiuosim į kempingą kepti burgerių. Burgeriai! Ką, 12 valandėlių pietų metas, darbai didieji nudirbti. Kaip sakoma, penktadienį galima ir anksčiau nusimti, ne? Juokauju, nieko čia nenusiimsi. Čia, kaip sako, kai skambina, tai ir keli. Chebra man išėjo į priekį prie jūros. Einu ir aš. Gražus kempingas, mes čia buvom. Kažkada. Labai gražus. Ten turbūt gal rezervuota, ar ten labai šlapia, bet šitas galas labai toks šlapis. Praėjusį kartą irgi buvom. Labai toks. Nu va, skambutis. Reikia kelt ragelį. Vienintelis šio kempingo minusas tai internetas. Jau tokia duobė čia, žiauru. Čia joks operatorius neveikia. Reikia minimaliai ir taip prie jūros. Tai va, tai. O, ką užmačiau 3 lelyjas. Mano žemiečiai jurbarkiniai arba namelis. Labą dieną. Labą. Sakau, pamačiau 3 lelyjas, tai vadinasi jurbarkas. Nu, va, puikiai. Pravedėm pokalbį. Prisimenėm, kas ką pažįsta, kas kieno kaimynai. Judam toliau. Tai žodžiu, čia jo, čia su ryšiu yra blogai. Tik tai kopose. Arba labai minimalus susikalbėti, bet jeigu ten kažką nori pasidarbuoti, va, mano poniai reikėjo prie programos prisijungti kopose nuo 8 sėdėjo. Nu, bet yra kaip yra. Ne visi, kaip sako, dirba, kartais ne veltui tie ženklai yra sustatyti. Rask ryšį su gamta, o ne Wi-Fi. Ilgai maudynės netruko, va, debesukas toks užslinko, juodas ir pliažą paliko tuščią. Visi pabėgo. Tai bėgam ir mes. Darysimės pietus ir ramiai pasitiksim penktadienio vakarą prie namelio. Čilindami, laukdami draugų iš Tauragės.
Na ir kaip sako, prasidės savaitgalis. Nuskalbė tai konkrečiai. Viskas, va, tuoj čia bus bala. Didelė bala, reik manyti, kad susigers, bet į dangų žiūrint tai čia. Eik tu savo, kaip žiauru. Mano pompa, aš pakeltas nebėsiu. Užjaučiu tas, kas palapinėse, nes ko gero, kad jau jie važiuos namo, nes čia kažkas tokio. Kai užmetė lietaus, žiūrėk, kas čia vyksta. Kaip sako, strėna semia. Eina savo. Davai, greičiau. Laukite. Technologija. Štai ratuoti namai atvyko. Ar čia pataikėme? Tai kai chebros prigužėjo. Kiek vaikiukų susirinkę, šį vakar jau daug kemperių privažiavę ir vaikų daug aikšteliai. Grįžom šlapim! Wow! 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal naujienų informacijos tarnybos ir agentūros vienės informacija, išsamiau naujienos. Čili pipirė. Hebra parbėgo, sušlapė nuo pliažo. Vyrai skaitosi, kad daro valgyti. O va ponios, va, jos gražiai atrodo valgančios traškučius ir besimėgaujančios saulę. Privažiavo Hebros, belenkiek. Turi taip padaryti biškį. Taip turi padaryti. Mariukas vakarienę ruošia, parodysim šedevrą, koks bus. O tai tu tavęs Šiandien oras tobulas. Lietuviškas toks oras tobulas. Dienos saulė. Ypač tada, kai būni, kad tik išsimatė su savo žmona duše. Dviese. Kaip tu niekada su tėčiu nesimatė. Ir dabar yra labai geras vakaras. 23 laipsniai, pusė 9 valandų vakarą. Vakarienė bus aišku vėlokai, bet tai čia mūsų kūnam nieko nepakenks, nei prasčiau, nei blogiau, ten nei geriau. Prasme, blogiau jau vis tiek nebus. Nėra kur blogėti. Mes valgom bobus pakius. O čia va bombs. Nesveiki, Nesveiki. bet labai skanus. Po vakarienės lendam padaryti ratą. Mūsų gyvenvietė juda, visa juda mašinos ir kojas važinėja. Eik tu savo, kiek čia privažiavę. Čia yra antra Lietuva. Čia jokių latvių nėra. Čia šitam kempinge vien tik tais lietuviai. Vien lietuviai. Ir savaitgaliais čia laisvos vietos be šansų rasti.
Čia palapinių galas. Vien miškas pristatytas pilnas. O rytoj bus tuščia. Palapinių mašinų. Jo, nu rytoj bus tuščia, bet Nes sekmadienis. Faktas tas, kad šitą kempingą lietuviai labai yra pamėgę. Mes praėjusiais metais, kai atvažiavom, taip mums buvo lengvas šokas toks, kaip tiek hebros gali būti. Sako, kas senai čia keliauja į tą pusę, tai sako, kad tai yra vienas didžiausių kempingų čia Latvijoje. Labas rytas. Na, o jau čia mažėja. Palapinės. Mane tema pažadino apie vaikus, brolių ir seserų norėjimą. Mamonas užsistatė brolio. Brolio. Išduok dar man paslaptį, tu pagavęs raktą. Girdėjom, kad toks vienas laimėks yra. Gana sėdėt, valgyt. Judam pasivažinėt. Minsim iki Liepojos. Važiavome visai fainą aikštelę. Čia taip pat daug lietuviukų. Didelė aikštelė, faina tikrai, o ten galima ledų nusipirkti, paskanauti. Bet tą turbūt smagumo greitai sudrums. Vis debesiukas virš galvos. Tada ieškosim, kur slėptis. Smagu tą vasarą, kai tikra vasara, o ne vien tik tai skailyje. Lietaus gavom, sustojom kažkokioj neaiškioj degalinėj, bet saldainių pagavom pasistiprint ir varysim toliau. Mynėm ir parmynėm. Pagaliau ir saulė pasirodė. Su išbandymais mūsų kelionė buvo. Labą dienelę. Pirmadienis, kempingas ištuštėjęs ir mes ruošiamės namučių, padirbėta iki pietų. Nu ir ką, gana. Varom namo. Lauksim šios savaitės gale jūros šventės. Niekur nevažiuosim. Prabūsim savo klaipėdėliai. Na, o kitą savaitgalį jau kažkur tai ieškosim, kur pralėkti. Iš tikrųjų labai fainai taip paprastom dienom čia atvažiuoti. Nėra tokio šurmulio, nėra tiek hebros. Ramiai. Tikrai jaučiasi gamta. Tai patarimas į Verbelniekį važiuoti darbo dienom, jeigu tik tais yra galimybė. Kaip ten bebūtų, daug ar mažai tų žmonių, bet už tokią kainą, kad gali gyventi nakčiai už 30 eurų, nu, nežinau, niekur nerasti prie jūros, ne prie kažkokio prūdo, o prie jūros.
Tai puikiai. Kainos prasme, čia tikrai patariu važiuoti. Elektra, vanduo, dušai, viskas. Nu, oro, kaip sakoma, nepasirinksim.